Labas. Tikiuosi, kad kažką girdit. Keliaujam kur nors atsisėsti ramiai ir pakalbėsim apie tą gyvenimą po metų štai čia. Vau, kad aš jums galėčiau perduoti tą gaivų orą. Nerealu. Tai keliaujam pasidėti prie jūros kartu ir papliurpti. Nu, ar žino, ką čia tie žmogiukai palinkę visi daro. Ir tetas čia ieško, ir aš tą žolytę žiūrinėju. Bet ar žino, kas čia per veikla dabar tokia? Taigi, gintarų ieškojimas. Nu čia tiksliau, kas liko, vam. Jėdžiu, kokią kropytę radau. Ir pamečiau. Vieną tokį šiek tiek didesnį buvau radus. Didesnė man, bet šiaip tai čia jėdžiu. Mažytę kropytę. Wow, kokie žalių kalnai. Varom čia pažiūrėti. Įsidedu savo mažą gintariuką į kišenę. Varom paieškot, gal yra didesnių. Bet jau čia vat matot, smėlėta pusė į viršų, šiaip didelė tikimybė, kad bus patikrintas. Nu, bet pažiūrėk. Gal netyčia, ką nors rasim. Vėl nematot gintarą? Nu, žiūrim atidžiai. Ne, akmenukas, nieko. Labai norėčiau rasti didesnį ir jums parodyti, kas nesat užsiėmę tokią veiklą. Čia toks uostamiestietiška pramoga gal galima būtų pavadinti. Radau ir šiek tiek gyvybės ikriukai. Pradėsiu nuo padėjavimo, žinokit. Įsivariau rakštį. Visiškai to nenorėdama. Norėjau pasimti pagaliuką, o gavosi, kad nebeėmiau. Nu. Tai sveikuti. Sveikinasi ir vėl nuo jūros. Kaip simboliška ir klaipėdietiška, ne? Mano originalios šaknys iš Klaipėdos, tai visai sutampa, kad video ir vėl nuo jūros. Tik pirmasis video, kuris buvo po keletos mėnesių po grįžimo į namus filmuotas, tai buvo filmuotas Nidoj, nes tiesiog atostogavom ir sugalvojau, kad reikia papliurpti. O šiandieną baigiau darbus ir geriausias mano pasikrovimas yra atvažiuoti tiesiog prie jūros, į mišką ir tiesiog čia pabūti. Čia visada gerai. Čia širdis ir namai ir kartais būna, kad žmonės ir iš klientų šiaip yra tekę sutikti, kai sako, oi, tai iš Klaipėdos, tai tu turbūt prie jūros nevarai, nes va čia turim draugų, kas nevažiuoja prie jūros ir taip toliau. Ir aš tokia, ką? Kaip galima gyventi Klaipėdai ir nevažiuoti prie jūros? Apie ką jūs kalba? Kaip iš viso taip įmanoma? Tai, žodžiu, man sunkiai suprantama. Man taip negalioja ir labai džiaugiuosi. Jūra yra, kai tau gerai, kai tau blogai, gali varyti prie jūros. Tai va. Disclaimers, čekšt. Šitą video jums nebūtina žiūrėti, jūs galite jį tiesiog klausyti, nes aš tiesiog būsiu toj pačioj vietoj ir papliurpsiu. Padarysim tą patį. Antrą kavos gėrimą kartu. Iš tikrųjų, aš jau kavytę išgėriau. Tai į kavytės puodelį, dar maišelį turiu, visada parenku šiukšlių. Keliausim kartu paskui parinkti šiukšlės, tai paskui patiems smagiau čia atvažiuoti. Tai va, apie ką šitas video? Kadangi pirmą video paleidau buvo, gerai, gal nuo pradžių. Po beveik 10 metų grįžau gyventi namo ir tikrai turėjau sėkmingą veiklą ir tikiuosi, kad tai tiesiog, bet iš esmės buvo viskas puiku, stogas virš galvos, geras darbas,
Viskas to, kur reikia, kelionės, gali sau leisti absoliučiai laisvai gyventi ir jokių trikdžių. Bet, vis tiek kažkaip būdavo ta mintis, kad reikia grįžti namo. Ir, ir nusprendėm. Ir iš tikrųjų, kažkada čia atkasiau dar žinutės, kad su vyru susirašinėjom, pabrainstormindavom, kaip čia ką daryti. Ir vis tik paskaičiavau, kad tai truko apie 3 metus nuo pradėti planuoti iki pilno grįžimo. Tai va, tai dabar gegužės mėnesį, tai reiškia maždaug po mėnesio, bus metai, kaip aš esu grįžus ir nei dienos nepasigailėjau. Kad ir kaip skamba, tikrai esu ir nemažai žmonių sutikus, kas yra bandę grįžti, tada vėl išvažiavo. Esu turėjęs ir klientų, kada sako, grįžom, nesugebėjom susimažinti savo poreikių ir grįžom atgal į Airiją. Tai nežinau, man fainiai, aš dar gyvenu tarp 2 šalių ir nuvarau aplankau šeimyną ir čia pabūnu. Tai aš negaliu sakyti, kad aš visiškai išbraukiu Airiją iš gyvenimo. Ne, aš dėkinga tai šaliai, man ta šalis daug davė, man ten fainai, kalnai, meilė kalnams ir kanalams tenais užgimė. Tai, tikrai, negaliu sakyti, kad kažkas yra negerai su ta šalim, bet faina grįžti namo, kaip bebūt. Tai, va taip. Kas pasikeitė po metų? Iš tikrųjų, dar pati peržiūrėjau tą savo video, galvoju, ką tenais pasakojau dėl žmonių požiūrio, dėl kainų. Tai mano nuomonė, žinokit, nepasikeitė. Kainos yra velniškai didelės ir tikrai kai kur užsienį pigiau negu Lietuvoje. Tai aš kartais pajuokauju, kad jeigu galite sau leisti keliauti Lietuvoje, žinokit, galėsite sau leisti keliauti visur. Viskas čia yra ok. Bet šiaip iš esmės dėl žmonių požiūris irgi nepasikeitė, visi nori viską žinoti, bet kaip ir sakiau prieš beveik metus, kad kokią energiją atiduodi, tokią ir pritrauki, aš vis dar laikausi, žinokit, šitos nuomonės. Kažkaip, nežinau, aš fainus žmonės aplinkui turiu, neniurzgas ir mano toks pajuokavimas buvo grįžus, kad sakau, aš tikiuosi, kad aš negrįšiu į tą tokį grubų lietuviškumą, kur nori ginčytis, kovoti ir, žodžiu, nori domėtis kitų gyvenimų. Tai negrįžau, vis dar išlieku tokia open mind, bet čia juokas, aišku. Iš tikrųjų, tai manau, kad priklauso viskas nuo žmogaus. Ir fainiai. Labai džiaugiuosi, kad priėmėm tą sprendimą, kad pamėginam. Ir šiaip labai jums ačiū. Tiek daug žinučių sulaukiau, labiausiai Instagrame, keletą žinučių ir Facebook'e parašėt, kad peržiūrėjot visą video, kai kas uždavėt klausimus, bet didžiausias klausimas buvo. Taigi aš tam pirmam video minėjau, kad aš testavau surelius ir aš nežinau, kiek iš čia dabar žiūrinčių matėt ar ne, bet buvau Instagramo storiuką įdėjęs. Esminis klausimas buvo, tai kurie tavo sureliai buvo mėgstamiausi? Ir numeris 1, iš tikrųjų čia visi yra pirmoji vietoj, nes negalėčiau vertinti taip, kas pirmi, antri, treti. Tai Urigo sureliai buvo numeris 1, Barenos su avietėm ir Magija su želė gabaliukais ir su kondensuotu pienu. Gardumėlis. Bet taip sujuokino, kai žmonės pradėjo rašyti, tai Kristina, tai kokie tie sureliai? Kaip ir nepasakėjai apie surelius? Ir galvoju, blem, hebra, kaip atidžiai klausot visko, tai šakis. Tai va, metai laiko. Kas pasikeitė ir beveik metai grįžimo, kas pasikeitė ir ką leidau savo daryti galbūt per tuos metus. Tai numeris 1, leidau savo tingėti. Kadangi esu žmogus darboholikas, tokie žmonės mane tikrai supras, kaip yra ne tai, kad sunku, bet tu turi išmokti pailsėti. Kad ir kaip skamba keistai, bet, pavyzdžiui, man tikrai pirmus mėnesius atrodė, kad mes su vyru vienodai sutarėm, nedirbam, ilsimės, pramogaujam, veikiam, žodžiu, ką norim. Aišku, didžiąją dalį praleidom prie statybų, bet
man pradžioj buvo liūdna ir depresiška, nes aš vyrui sakau, aš jaučiuosi, kad tai mes abu tinginiavom, bet sakau, aš jaučiuosi nenaudinga, aš jaučiuosi, kad aš nieko nedarau, jaučiuosi, nežinau, savo kažką skolinga, kad neuždirbu pinigų, mes einam į minusą ir, žodžiu, aš iš vis, apie ką mano gyvenimas ir taip toliau. Tai pirmą mėnesį man buvo velniškai liūdna, tai antrą mėnesį pradėjo mažėti tas liūdnumas, jau pabiškai įsivažiuoja tas toksai, kad jo, čia kaip ir fainiai nieko gyvenime neveikti. Bet vis tik supratau, kad man reikia turėti planą ir planas yra, tas ne planas, bet ta tokia rutina. Va kaip ir pirmam video minėjau, kad tu pameti savo rutiną, tu nežinai, tu gali veikti, ką nori, o iš to, kad tu gali veikti, ką nori, kai žmogui duoda visko, tu nebežinai, nuo kurio galo iš tikrųjų pradėti. Ir va, išmokau tingėti, žinokit. Ir paskui jau bijojau, kad o jeigu man pradės patikti. Bet patiko, bet ir labai norėjau sugrįžti į darbus. Tai būtent tą ir padariau. Šiek tiek, gal juokingiausia dalis, kad aš sakiau, kad aš tikrai čia negrįšiu ir nedirbsiu pusę metų, žodžiu, visus tas likusius metus, iki gruodžio mėnesį ir kitais metais pagalvosiu, ką čia veikti ir taip toliau. Ir draugė sakė, eik, tu neįmanoma, sako, pradėsi dirbti ir aš to, ne. Ir tai birželį man, gegužę grįžau, birželį man biški liūdna, Liepa, jau taip liūdna, kad nedirbu, bet bandau išmokti pailsėti. Ir žinokit, rugpjūtį grįžau į darbus po truputį, nes tiesiog aš negaliu nedirbti ir tas labai faina. Iš tikrųjų, kai kiekvieną dieną aš dirbu su žmonėm, tai masažai, kinesterapija ir visi papasako visokių istorijų, aš taip pasilgau žmonių, aš taip pasilgau visų tų istorijų, kas ką papasakos ir panašiai. Tai man buvo tiesiog gera grįžti vėl pabendrauti. Ir tada visai taip intensyviai aš grįžau į darbus spalio mėnesį ir viskas pasikūrė. Tai ką aš pasiekiau per metus? Tai iš tikrųjų nuo pat grįžimo aš pradėjau tvarkytis dokumentus. Tai reiškia, kas yra susijęs su specialybė, nes mano visi dokumentai buvo išversti į airiškus reikalavimus, tada airiški mokymai ir taip toliau, juos reikia atsiversti vėl lietuviškus. Tai kas yra susijęs su kinesterapija ir masažais, žinokit, juodas darbas. Jeigu irgi planuosit grįžti namo, dar prieš grįžtant tikrai aš, šiaip visada gražiai dokumentus laikau papkiai, susidėkit, susistiguokit viską, nes reikės viską pateikti, įrodyti ir taip toliau. Popierizmas tikrai didelis, bet kai viską turi, tiesiog, kaip sakyti, siunti viską į akreditavimo tarnybą, ko trūksta, jie paprašo ir tu vėl jiems siunti. Tai maždaug aš iki spalio mėnesio tokiu ramiu tempu, nusišneko ne iki spalio, iki rugpjūčio mėnesio susitvarkiau masažų temą ir paskui kinesterapija. Tai nes vėl, kadangi labai ilgai buvau išvykus, reikėjo atgauti licencijas, tos numeriukus, nes pasikeitęs įstatymas ir viską susitvarkiau, pasidariau, tai žodžiu labiausiai reikalų su akreditavimo tarnyba ir reikėjo dar praktikos valandų, jeigu neklystu. Tai ėmiau aš Klaipėdos universitete, kaip čia dabar vadinasi? Ne praktika, o prisiminiau. Ne praktika vadinasi, stažuotė vadinasi. Tai pasidariau tą stažuotę ir viskas. Taigi, dabar dirbu vienoje vietoje, tuoj prijungsiu kitą vietą ir labai fainai buvo, kad sutikau tinkamus žmonės, tinkamu laiku, su tinkamais pasiūlymais, o aš gyvenime esu išmokus taip, kad jeigu siūlo, neatsisakyk. Pamėgink, aš laikausi to, kad antrą kartą gali nesiūlyti. Tai tikrai gyvenime visko būna ir žinokit, rekomenduoju ir jum. Jeigu jum kažką siūlo, pamėginkit, nes nežinot, kaip bus. Visi mes bijom kažką pradėti daryti, ar dažniausiai šiaip yra bijai to, ko nežinai. Tai pamėginkit. Leiskit savo būti momente, o jeigu susimausit, nieko tokio, bent jau būsit pamėginę ir žinosit, kad susimovėt,
negu nepamėginę ir paskui bus liūdna tiesiog. Tai va, ką dar per tos metus čia užgyveno? Statybas nepajudėjo, visiškai niekur. Nežinau, pakeliavom, pailsėjom, grįžom į darbus ir tie metai, žinokit, ėjo ir praėjo. Kai man klientės, aš su nemažai klienčių grįžusių pabendrauju, sakydavo, kad ten vis dar tam praėjo ten metai ir pusmetis, neišsikrovėm daiktų ir čia dar to ir to nepasidarėm, nors planavau viską pasidaryti. Ir galvojau, blemba, kaip tai, tam pusę metai, kaip vien susitvarkyti visų reikalų. Ir va, praėjo man pačiai beveik metai, dėžės yra iškrautas tik tais tos, kurios yra esminės, to, ko labiausiai reikėjo, daiktai yra išvežioti po namus, mūsų, pas mamą, pas tėtį, žodžiu, visur po truputį. Aš netgi kaip vienoje knygutėje esu užsirašius, kur maždaug, pavyzdžiui, paltai pas mamą, ten, sakykime, nežinau, žieminiai rūbai kokie nors pas mus bute, ten kokie batai ar daiktai name ir, o Dieve, ir visiškai realu, kad tie daiktai taip greitai neišsikrauna. Tai mano rekomendacija grįžtantiems būtų taip, žinokit, chebra, vežkitės beveik viską, todėl kad susipirkti viską grįžus, manau, kad visai sunku ir iš tikrųjų ne tai, kad sunku, ar kad ten išsileisi pinigų, toks laiko gaišimas truputėlį. Aš irgi iš tikrųjų skaičiau tas grupės ir domėjausi, kaip kas ką vežasi, ar viską išmeta ir grįžę nusipirka ir taip toliau. Ir kažkaip tokių visai logiškų paaiškinimų užmačiau, kad moteris rašė, kad parsivežkit viską, ko nereikės, išsimėtysit tas svoris. Taip jau ten, taigi visi važiuojam, nežinau, autobusiukais, kas fūrom parsiveža turtą, kas jūriniais konteineriais, tai taip yra. Tai va, paklausiau komentarų Facebook'e ir parsivežiau viską. Ir iš tikrųjų ir kitiem taip rekomenduočiau, nes žymiai yra lengviau turėti ir išsimėtyti per laiką, ko nereikia, ar tiesiog pasikeisti, negu neturėti ir pradėti čia ieškoti. Nežinau, kad ir virtuvės rakandai, mentelės, samteliai ir taip toliau, geriau turėti negu neturėti. Lygiai taip pat vežiausi irgi visus, gerai, ne visus indus, bet tokius pagrindinius, kad būtų čia ir dabar, sakykime, man patinka stiklas, mano visokios ten kruopytės, visokie biurūs produktai ir taip toliau, aš viską laikau tik stikle, jokio plastiko, kas truputėlį, taip riziko, žiauri gerai turi susipakuoti, ten, kad nesudaužytų pakeliu ir taip toliau. Ir atrodo, tiek daug darbo gal paliksiu ir iš tikrųjų fainai, kad nepalikau. Ir šiaip tos daiktus myliu, stengiuosi nemėtyti gyvenime nei daiktų labai stipriai ten neatsikratinėti, stengiuosi ilgam vartojimui viską turėti. Lygiai taip pat labai stipriai vengiu plastiko, nežinau, gal keletą kokių indelių tai galėčiau rasti namuose, kas yra plastikas. Jau prieš kokius 4-5 metus perėjau visiškai prie stiklo, tai patys suprantat kodėl, ir sveikatai geriau, ir šiaip geriau, ir man stiklas labai gražiai atrodo. Tai koks būtų mano dar patarimas grįžusiems, tiesiog leiskit savo pabūti. Ir, pavyzdžiui, dėl to socialinio gyvenimo čia tikrai be galo daug visokių nemokamų renginių. Aš nesakau, kad Airijoje nebuvo, yra, bet truputėlį daugiau turi paieškoti. Kas susijęs su teatrais, su spektakliais. Čia, aišku, irgi tik turėk pinigų, bet tikrai yra ir nemokamų visokių ir festivalių ir panašiai. Pavyzdžiui, dabar tiesiog važiavau mieste ir pamačiau, kad yra Klaipėdos ten italų dienos. Ir pasižiūrėjau, wow, ir čia šeimai renginiai, ir filmų pristatymai, tam, pavyzdžiui, filmą 2 eurai. Ir tikrai to kultūrinio ir socialinio gyvenimo čia yra daugiau, man fainai festivaliai, aš labiau taip į tą, aš atrodau dažnai gal rimta, ypatingai darbe, bet aš šiaip gyvenime labiau į tą bohemietišką pusę, tai lengvai galiu pasileisti plaukus. Ir kažkaip fainiai, čia visos tos veiklos ir kas labiausiai sužavėjo, bet dar pati nenuėjau, bet
Labai populiaru keramika. Bet man ta keramika, toks minkimas iš vis atrodo, toks raminantis dalykas. Labai norėčiau nueiti, bet tie, kas galvojat grįžti ar negrįžti, labai geras tipsas susidėti prioritetus. Tai pavyzdžiui, realiai tiesiog ant lapelio susirašyti už, prieš, kas ko nori, kokie poreikiai ir taip toliau. Bet mano didžiausia rekomendacija būtų negrįžkit be plano. Grįžkit su planu, kaip ir visur, be plano gali greit nusivažiuoti. Struktūrą kažkokią reikėtų turėti, man atrodo, ir kiek laiko pailsėsi, ką veiksi, ką ir kaip savo gali leisti. Nu, čia mano toks gal asmeninis patarimas. Susiplanuoti yra gerai, net ir tas atostogas. Vat, nuo tada iki tada maždaug pailsim, nuo tada iki tada kažką paveikiam. Grįžti be plano, toks peilis, sakyčiau, nes gali pasimesti ir nebežinoti, ko griebtis ir ką daryti. Ir kitas dalykas - finansinė pagalba. Nu, ta prasme, su 1002 ar 5, tai tikrai nesiūlyčiau grįžti, geriau padirbėti, pataupyti kiek išeina, nes grįžus pinigai išsileis, ypatingai, va, jeigu kažkas esat panašiai kaip mano specialybė, reikia, nežinau, ar kokių tam valandų trūksit, ar kokių mokymų ten reikės, nes rimtesni mokymai irgi nėra pigus, ar akreditavimo tarnybai susimokėti ten už kokį, nežinau, pažymėlę, ar pas gydytoją, ar ne, va, pavyzdžiui, tiesiog ten sveikatos patikrinimai. Taip atrodo, kad niekur nieko daug mokėti nereikia, bet susimoki pas vieną, 10, 15, 20, 30 ir tie pinigai tikrai, žinokit, sueina, tai siūlyčiau planas, finansinė pagalba ir aišku, jeigu ten sugebat persikelt savo darbą į Lietuvą, tai čia, wow, čia yra, pajudinau jūs, yra iš vis nerealu, bet jeigu ieškosi darbo nuo pradžių, tai siūlau taip čilinti, atostogauti, bet eigoj po truputį vis tiek galvoti, ką veiksit ir kaip viskas vyks toliau. Aišku, nebent turi tikrai, aš kalbu iš paprasto žmogaus pusės, taip, nebent jūs ten turit kosmiškai daug pinigų ir galit sau leisti nieko negalvoti ir grįžti tiesiog čia ir dabar. Tai sveikintina ir linkiu, kad kuo daugiau žmonių galėtų savo taip leisti, bet man patinka planuoti. Tai va, aš iš savo perspektyvos jums papasakoju. Nu ir viskas, man atrodo, kad čia yra pagrindiniai aspektai. Ir neišvažiuokit iš šalies, man atrodo, čia galioja bet kokiai šaliai. Aš aišku, kaip sakyti, jums papasakoju, aš Airijoje gyvenau, tai susitvarkykit visus dokumentus. Pavyzdžiui, aš turėjau individualią veiklą, buhalterinių dalykų, bankų, absoliučiai visko. Neišvažiuokit iš šalies kaip tokie dingstantis, tiesiog sugalvojau, išvykau ir viskas. Ne, žinokit, susitvarkykit viską, susitvarkykit mokesčius, kas turėjote individualią veiklą, pilnai užsidarykit, bent jau Airijoje, duoda tokią lapą oficialiai iš revenue, kad veikla yra uždaryta, kad nesi valstybei skoloj, mokesčiai visi sumokėti ir taip toliau. Tai čia labai svarbu, man atrodo. Nežinau, ir iš Lietuvos išvykstant svarbu viską susitvarkyti. Nelikit niekam skolingi ir už kiekvieną dalykiuką turėkit popieriuką, patvirtinantį, kad viskas yra super. Ir taip gyvenime tikrai išvengsit visokių problemų. Aš aišku negaliu pasakyti apie šeimos su vaikais, kaip vyksta su darželiais ir taip toliau. Tai aš galiu tik už papūgas pasakyti. Net ir papūgas persivežti ar gyvūniukas. Ir tiems reikės visokių dokumentų. Tai va, mes irgi vežėm savo papūgytę. Turėjom iš veterinaro ten tokią supildytą kelionės formą. Šiaip sakė, Lietuvoje gal nelabai tikrina, lenkai labiau mėgėjo patikrinti, bet mums viskas buvo sklandžiai tvarkingai. Mūsų vairuotojas kėlėsi su keltu, tai kažkaip, nežinau, nebuvo jokių problemų pervežime, nors tikrai buvom pasiruošę. Nu tai va, ką dar papasakot? Šiaip parašykit komentare,
Kokios temos dar įdomios? Gal tikrai kažko galiu pasidalinti iš jau dabar patirties metinės, kas galbūt man atrodo, nežinau, ėjo ir praėjo ir neaktualu, gal turit kažkokių klausimų, dėl pasiruošimo, dėl grįžimo, ką daryti, nuo ko pradėti grįžus. Man atrodo, aš prie tam video minėjau, bet jeigu ką paminiu ir čia, kad grįžus iš karto stojam į užimtumo tarnybą. Kaip pirmam video sakiau, kad tiksliai nežinau, kam reikalingos tos vienos formos ir kaip čia kas, tai jau dabar žinokit, pasitempiau kelieną. Dabar jau po metų žinau, blemba, kaip skaudžiai pasidariau. Nesėdėkit taip susisukę kojų, kaip aš niekur. Blyn, kaip skauda. Svarbiausia, kad nieko nenusitraukiau. Neturiu aš kada sirgti ir kažką savo pasidaryti. Tikrai žinot tą momentą, blemba, kur taip, kaip kokią alkūnę į kampą, kai įsidaužė. Auč. Nu, spėjam, ką čia pasitempiau ir ką čia pasidariau. Ai, nors dar norėčiau praeiti ratuką. Stengiuosi surinkti savo kilometražą per dieną, po darbų, prieš darbus, kaip jau išeina, bet šiek tiek pasidaryti judesių. Tai va, parašykit komentarį, kas domina, ko norėtųsi, gal ką nors, kad papasakočiau šiaip iš patirties. O aš pati jau dabar žinau, ką veikia Sodros ir ką veikia užimtumo tarnybos. Tai va, tik grįžus iš karto stojam užsiregistravom, tai deklaravom gyvenamą vietą ir stojam į užimtumo tarnybą, kaip ir pirmam video minėjau, kad tiesiog kas nors sumokėtų privalomą sveikatos draudimą ir viskas. Nors, kaip sakyt, mes paslaugom ten nesinaudojam, bet ką čia žinos gyvenime? Gali būti, kad prireiks geriau turėti negu neturėti, ne? Nu tai va, varom pasivaikščioti. Kaip yra šalta. Va tokius visokius popieriukus susirinkam, nors ir mažiukus. Atvarai prie jūros, dar ir gerą darbą gali nuveikti. O jeigu jūs esat tie nedorėliai, kurie atvažiuoja prie jūros ir palieka šiukšles, prašom taip nedaryti. Pasiimat maišelį, terbelę, radikiulį, juokingą žodį prisiminiau, ir susirenkate savo šiukšles. Nėra čia ko palikinėti. Jos tikrai niekam nereikalingos. Vat pavyzdžiui, tokie dalykai, kurių velnių čia reikalingi. Iš vis nereikalingi. Susidedam viską į maišelį. O rankeles jau ten nusiplausit. Vandenėlio tikrai yra. Tai pasimėgaukit vaizdais. Ir ištinka gyvenimas. Plastikas. Oi, blemba. Iš tikrųjų reikėtų ne tos akcijas darom, kad žmonės darytų, o tiesiog atvariai prie jūros ir nors vieną maišiuką šiukšlelių susirenki. Ir viskas. Ir būtų tokia gera daroma akcija, kad nereikėtų nei tos akcijos turbūt daryti. Ir šiaip, jeigu bus gyvenime galimybė, pereikit prie stiklo. Rekomenduoju. Aš esu stiklo atstovė tikrai. Tai patinka, pas man visi indeliai, visokie stikliniai. Gerai. Kavos puodelis tai keramika. Gerai, va. Kofebanams. Mano pastebėjimas, kad metaliniai puodeliai keičia kavos skonį. Arba aš turėjau netinkamus puodelius, bet gavau dovanų keramikinį ir tiesiog jį įsimylėjau, nes nerealus skonis. Visiškai toks, koks ir turėtų būti, gerint kavytę namuose. Ar turim dar čia kokių gintarų? Šiukšlelės tai jau čia aprinktos, tai tas labai fainai.
jau atrodė, kad taip netoli buvau nuėjus, bet jau visai gal turiu pareiti. Tai va, tiek žinių šiandieną, subscribinkit, komentuokit. Iš tikrųjų, užduokit klausimus, galbūt kažkas yra aktualu, galbūt kažką, kaip ir sakiau, galiu patarti ar panašiai ir būti naudinga, o aš varau toliau rinkti šiukšles. Čiau!